Tai visų pirma, jūs turite atlikti namų darbus. Namų darbai yra tokie. Nueinate į Kursuok platformą šiandien, rytoj ir ten, kur yra jūsų kontaktinė informacija, įvedate savo duomenis bei elektroninį paštą. Įvedę elektroninį paštą į būtent jo dėželį jūs gausite kvietimą patvirtinti elektroninį paštą ir tam tikrus skaičiukus. Šiuos skaičiukus suvedus Kursuok sistemoje prie savo kontaktinės informacijos jūs atliksite sėkmingą savo kontaktinių duomenų patvirtinimą. Ir tai turite atlikti iki to laikotarpio, kol dar neprasidėjo finansavimas. Nes tą pačią dieną nutinka taip, kad jungiasi tūkstančiai žmonių ir tiems, kas nebūna pasitvirtinę kontaktinių duomenų, dažnai to padaryti ir nebepavyksta. Ir dar kartelį primenu, kad tą pačią dieną jūs jungiatės ir būtinai turite paspausti mygtuką registruotis. Nepaspaudus šio mygtuko, jūs vietos savo nerezervuojate. Tai atsiminkite mane ir atsiminkite mygtuką registruotis. Ir dar labai greitas priminimas apie tai, kasgi gali gauti finansavimą. Tai finansavimą gali gauti asmenys, kurie atitinka užimto asmens statusą, darbo sutartis, verslo liudijimas, individuali veikla įmonė ir tie, kurie turi išsilavinimą, kuris yra aukštesnis nei vidurinis. Įgijęs profesiją, turi koleginį universitetinį, nesvarbu kokį išsilavinimą ir dar prieš tai nėra pasinaudojęs Kursuok mokymais.